religinis fundamentalizmas, terorizmo rėmimas ir vykdymas, tarptautinės teisės nepaisimas. Aš žinoma kalbu apie Lietuvos saugumo garantą Jungtinės Amerikos valstijas. Sako, imperijos galiojo vidutiniškai apie 250 metų, tai spėkit, kuris jubiliejus bus šiais metais Amerikos. Spėkit. 250. Mes atėjom į Kudirkos aikštę, čia vyks antikariniai protestai. Kairieji džiūgauja, nes viskas, ką jie sakė už 100 metų, pasirodo buvo tiesa. Pasirodo visos imperijos blogai, net jeigu jos trumpam laikotarpiai būna mums draugiškos. Bet ar jie nesupranta, kad jeigu Amerika negalės lakstyti kaip pasiutę šuo po visą pasaulį ir daryti, ką nori, tai tuomet Rusija galės, tuomet Iranas galės, tuomet galės komunistinė Kinija. Ar jie to nesupranta? Ar jie nesupranta, kad Iranas šiaip tais blogai, ten šiaip tais blogų dalykų vyksta? Ar jie to nesupranta? Einam paklausim jo, ar jie to tikrai nesupranta? Nekairėjo kvailieji. Kvailieji. Leftardai. Garim. Mes susirinkome pasakyti ne karui, kad nebūsime Izraelio ir JAV imperialistinių karų bendrininkai. Ko čia susirinko žmonės? Protestuoti Amerikos ir Izraelio vykdomus imperinius šlykščius veiksmus, kurie tęsiasi jau, kaip ir Andrius sakė, visą Amerikos istoriją, visus 250 metų. Šiaip manau, kad pagrindinė priežastis, dėl ko atėjau, tai dėl to, kad solidarizuoju su savo draugais libaniečiais. Tai čia toks labai asmeninis ryšys jo, o po to jau eina tie visi, kad nepalaikau Izraelio ir JAV imperialistinių visokių norų ir grobuoniškų norų, tai dėl to ir esu čia. Mačiau reikiamybę šeštadienio centrinio apsilankimo. Ką manai apie Amerikos ir Izraelio dabar veiksmus Vakarų Azijoje? Neskoninga. Reikia kažkaip išreikšti kažkokį tai žodį, kad tai, kas vyksta, yra negerai. Nes, pavyzdžiui, kai pasiklausai kokios žiniasklaidos politikų, tiems atrodo viskas gerai. Ta prasme, bombarduojam viską, ta prasme, pasaulis dega, bet tipo, viskas fine, pirkit McDonald'ą, gerkit Sprite'ą ir, ta prasme, nesijaudinkit dėl rytojaus, nors, ta prasme, atsiprašau, bet, kūdikiai miršta, ta prasme, čia. Stabdykime karus! Stabdykime karus! Gelbėkim vaikus! Gelbėkim vaikus! Akivaizdžiai ne visa Lietuva šičia. Man atrodo, ne visus dar įtikina, kad tai yra groboniškas ir imperialistinis karas. Kokie būtų to argumentai, kodėl būtent tai yra tai? Reiktų atsiversti vadovėlį, ką aš žinau. Šiaip... Nebūtinai per apibrėžimus, bet kodėl tai blogai? Tai pažeidžia tarptautinę teisę ir tada, pavyzdžiui, iš viso žiūrint, kodėl Lietuva yra laisva ir kodėl jinai gali egzistuoti, tai yra dėl to, kad yra kažkokia tarptautinė teisė, kažkokie susitarimai. Tai jeigu yra šalis, kuriom jinai negalioja, tai tada, man rodos, ir Lietuvos ateitis yra labai, labai liūdna, gali būti jo. Aišku, jie sako, žinai, čia, kadangi tai daro mūsų sąjungininkai pagrindiniai ir tas vadinamas mūsų saugumo garantas, tai kad mes turim, net jeigu mums nepatinka, mes turim šiek tiek nusisukti, nes čia, tipo, be jų mes irgi būtume tokiai pozicijai. Ką manai apie tai? Aš manau, kad visą laiką yra tas klausimas, o kada tu būsi tasai kitas, kurį paliks ir kurį išduos. Tai dėl to ir yra tie susitarimai parašyti kažkokie juodą ant balto, kurie yra nesikeičiantis. O tokie aš su tavim, o po to aš be tavęs, jau palieku tave likimo valiai, tai tada jo, tai čia nemanau, kad reikėtų tuo vadovautis kažkokiais tokiais dalykais ir tiesiog reikalauti teisingumo visam pasaulyje. Safety in the lion's den doesn't last long, my friends. Because the lion gets hungry. Yeah. You're next. Ar galim paklausti, ar palaikot Amerikos veiksmus artimuosiuose rytuose?
Mano lietuviškai nelabai gerai. Я сам иммигрант политический из России. Это же за Палестину и против войны. Ну, я могу сказать, что с одной стороны, да, я предлагаю всем желающим, которые здесь, в этой колонии, съездить и пожить в Палестине. Из удобной, сытой Европы пожить вот в этих кварталах, без законов, с висящими проводами. Даже если бы там не было войны, и испытать это счастье. Но с другой стороны, мы видим, куда катится мир из-за того, что в нем неравенство. То есть все это из-за того, что у государства есть границы, и тут определяет, мы через таможенные барьеры будем покупать у вас только все очень дешево, не будем вас развивать, помогать вам расти до нас. Там возникает зависть, желание как-то из этого выскочить. Тут находятся милитаристы, например, Путин, который сделал мужикам своим, рабочим, вместо того, чтобы они могли заработать. Пойди повоюй, поубивай, я тебе заплачу. Ну, я знаю хорошо свою страну, откуда я приехал. Man atrodo, dažnai, ką mes girdime iš lietuvių, tai kad jeigu tu nepalaikai Amerikos, tai reiškia, tada palaikai Rusiją. Ir nėra taip, kad galima kažkaip suderinti abu šitus dalykus, kad tu gali vis dėlto pripažinti faktus tokie, kokie yra. Ir tai automatiškai nereiškia kažko kito, ne? Kad tu gali sakyti, kad Amerika yra teroristinė, imperialistinė valstybė. Ir tuo pačiu pripažinti, kad tai nereiškia automatiškai, kad visos kitos valstybės yra kažkom geresnės. Priešingai, ką mes girdime iš šitų protestuotojų, organizatorių, kairiųjų, kad dažniausiai yra labai blaiviai mąstoma apie visas šalis. Nėra rankiojimas į kurios mūsų draugės vien dėl to, kad mus dabar stogoja, saugo. Tai reiškia, kad jom viskas moraliai leistina. Ne. Tai nežinau, kviečiu va tai va, dvigubai biškį pamastyti. Orveliškai pamastyti biškį, double thinking padaryti. Du dalykai gali būti teisūs vienu metu. Galima neneigti faktą, tiesiog ir turėti kažkokį principinį stuburą ir universaliai taikyti savo principus. Nes jeigu principų netaikai universaliai, tuomet tai nėra principai, tai yra tiesiog skonio reikalas, taip? 6-7. Dar šito protesto kontekste, ką svarbu suvokti, kaip mes čia atsiradome, ne? Istorija, man atrodo, viską daug ko pasako ir čia nėra daug politikos. Po Antro pasaulinio karo 1950-aisiais jau Irano visa naftos industrija priklausė praktiškai Anglo-Iranų naftos kompanijai. Tai buvo Britų kompanija, tai didžioji dalis tuomet naftos buvo ir eksportuojama ir visas pelnas nuo to eidavo ne Iranui ir jo žmonėms, kurie išgauna viską, o būtent anglams ir amerikiečiams. Žmonėms tai nepatiko, jų premjeras ministras berods ar PM1 ar PM2 sako, davai nacionalizuojam, čia, ta prasme, čia mūsų ištekliai, gal jie turėtų priklausyti mums. Visai normalu. Tai tuo metu pradėjo kištis Amerika, ne dėl to, kad ten buvo kažkas blogai, tipo su žmogaus teisėm ar kažką, tik tai tuomet, kai pradėjo kažkas, tipo jam kišti pagalius į jų industriją, tuo metu jie susirūpino ir CŽV kartu su Britų žvalgyba suorganizavo perversmą valdžios, nuvertė valdžią demokratiškai išrinktą ir vietoj to įstatė diktatorių, kuris buvo absoliučiai brutalus, jis buvo labai labai prastas ekonomistas, jis nuvarė Iraną į milžinišką nelygybę, milžinišką nedarbą, beproto didelį skurdą, labai daug smurto, bet jis buvo palankus vakarams ir atidarė visą industriją vėl vakarų kapitalui, nuo ko saujelė žmonių labai stipriai išturtėjo. Tai vėlgi natūraliai tai iš to susikūrė rezistencijos judėjimai, nes žmonės nepatenkinti. Ir 79, jeigu neklystų, Irano revoliucija, ne, jie nuverčia šą valdžią.
Ir vietoj to progą pasinaudoja konservatyvesnės politinės jėgos. Dabar turim tą, ką turim. Tol, kol mes to nesuvoksim ir nežinosim, kodėl jos ten buvo, tai tol mes kartosim tas pačias klaidas, taip? Mes žiauriai atsiliekam, dabar greitai paspartinam. Galim tokį editą, kur mes tokia... O, dar žalias žmogus, mes galim jo paklausti. Sveiki, ar galim paklausti, ar palaikot Amerikos veiksmus artimuosiuose rytuose? Ar galiu paklausti, pačioj pradžiai protesto buvo atėję keli žmonės, kurie galbūt buvo iraniečiai, kurie pyko ant šito protesto ir sako, kur jūs buvot per palaikymo akcijas protestuotojams Irane. You're not even from my country. Why you talk about my country? I'm talking about my country. Stop this fucking bullshit. Take that fucking flag down. Where were you when they killed 40,000 people? I don't see any Iranian here. Where were you? You are supporting the regime. I don't know which one is it. You are supporting the regime. Supporting the bombing of your country. I'm supporting whoever bombed the Islamic Republic. Whoever. Whether it's going to be... bombing your own Yes. Wow. No, it's not about people. It's about the regime. It's about the regime. They are bombing the regime. Panašu, kad atėjo aktyvistų grupė iš prieš tai vykusių protestų už Irano valdžios pasikeitimą. Jie buvo gal mėnesis prieš Amerikos ir Izraelio atakas prieš Iraną. Tuo metu ten vyko milžiniški protestai šalyje, per kuriuos tikrai nemažai žmonių mirė. Ir čia buvo nemažai solidarizacijos ir palaikymo akcijų būtent tam. Aišku, tai pastato vietinius organizuotojus į nepatogią situaciją, nes du dalykai gali būti teisūs. Iš vienos pusės Irano režimas gali būti brutalus ir žiaurus, kaip ir daugelis. Iš kitos pusės tai nepateisina absoliučiai Izraelio ir Amerikos veiksmų. Tas ant to. Jeigu miršta daugybė žmonių, sakykime, dėl kažkokios tai valdžios ten veiksmo, ne, tai ta prasme, tai tu kaip pavyzdžiui vis tiek subombarduosi tą valstybę, tai mirs daug daugiau žmonių ir ne tai, kad mirs, bet pavyzdžiui sugrius jų pragyvenimo šaltiniai, ta prasme bus užteršta visa gamta, iš kurios irgi jie paskui turės gyventi. Ta prasme vien tai, kaip pavyzdžiui dujų kainos, naftos kaina, kaip va dabar sukilo. Taigi kiek žmonių, pavyzdžiui, nuo bado mirs ir panašiai. Žmonės sako, kad pačiam Irane, tarkim, irgi šiaip nėra gerai, ten buvo prieš šitas atakas, ten irgi buvo masiški protestai, su kuriais buvo labai žiauriai susidorota. Ar tai pateisina tuomet veiksmus prieš Iraną ir aplinkinę šalis? Ne, nepateisina ir tik, nežinau, aš šiaip skaitau Ievą Koreivaitę, tai jinai gerai pasakė tenais, kad patys iraniečiai sako, na, kad čia yra mūsų reikalas, kad vis tiek nepateisina to, kad tu kišiesi į suverenios valstybės reikalus ir tada dar irgi keli žūtis, visokius bombardavimus ir panašiai. Tai čia tikrai gale nėra sprendimas to viso režimo ir ką rodo ir istorija, kad toks galios sprogdinimai ir panašiai nepakeičia režimo, tu turi turėti bent jau kažkokį planą, kad tada ateitų kažkoks kitas režimas. Tai čia irgi, matyt, irgi parodo tai, kad čia yra grinai grobuoniški kažkokie tikslai, o ne altruistiški, kad pakeisti režimą, kad išgelbėti Irano žmonės. Tai čia tikrai nematau to. Amerika kovoja dėl dominacijos, dėl resursų, o Iranas kovoja išgyvenimui. Nu, tai aš manau, to ir užtenka pasakyti. Dar įdomu, kad apskritai prieš šitus karinius veiksmus jų netgi žvalgyba ir čia paviešinti dokumentai netgi sakė, kad šansai nuo bombardavimo, kad pasikeis tipo, režimas ir valdžia yra praktiškai nuliniai, yra labai labai maži. Jo. Keista, kad jie vis tiek tipo, tai darė. Keista, kad toliau žudo civilius ir iš tikrųjų karinių veiksmų jokių nepasiekia. Amerika jau prakišo karą. Jau prakišo? Taip, kadangi nori dėrėti su tie nesutinka, jau suprata, kad jau nieko nepešma, tai biškai per staigi pradėjo kariauti. Nu, reikėjo apgalvoti viską. Kaip Afganistane prakišo, taip ir čia. Aš taip ir nujaučiau, kad taip ir bus. Patys žmonės turi suprasti, jog jie patys yra atsakingi. Nes pridirbti tai kitas gali, bet ta vieta,
atsiskleisti gali, yra pozicijoje, kuri yra mūsų valioje, nes tai yra mūsų dienos melodija. Labadiena, galim gal trumpai pašnekinti nepriklausomai žiniasklaidai. Ateikit. Kad aš Lietuvos tos nepriklausomos žiniasklaidos nematau, kad būtų. Tai mes vienintelė, nes mes neturim jokio finansavimo, mes visiškai nepriklausomi. Jo. Gyvenimas per brangus. Gali pasiekti Facebooką, Instagrame, TikTok'e. Aš čia jaunimą palaikyti. Tai ir mums labai patinka ir jūsų ir šūkiai, ir ženklas. Tai vat ir norėjom pašnekinti jūs, ką galvojate apie visą tai, kas čia vyksta. Tai aš labai smagu matyti, kad jaunimas pradeda kovoti už teisingumą, bet žinot, dar labiau svarbiau kovoti už teisingumą savo tėvynį, kad būtų teisingumas, kad mes galėtum visiems rodinti pavyzdį. Pirmiausia, tėvynį reikia sukurti civilizuotą gyvenimą, teisingą, kad būtų gerbiami įstatymai, konstitucijos žmogaus teisės. Va tada mes jau galim ir kitiems ir apie kitus kritikuoti. Kol mes šitaip neįvedę dar pas save tvarkos, žinot, betvarkė yra. Nu tai dabar tas kalbėjimas apie kitų neteisingas, tai kažkaip, tai žinot, čia biški man tai čia nelabai. Gedžiu, aš tik dažniausiai taip gedžiu ir pateisinimą Amerikos veiksmų prieš Iraną, Izraelį, prieš Libaną, sako, nes ten pažiūrėkit, kaip ten blogai su žmogaus teisėm, lyg pas mus viskas būtų gerai su žmogaus teisėm. Tai mes turim pavyzdį rodyti, įsivest pasį tvarką, civilizuoti, sukurti savo gyvenimą, vaikų ateitį gerą, o tada mes galim ir kitiems pavyzdį rodyti. Kol mes šito neturim, tai, žinot, čia man labai kertasi kažkaip tai viski pas mus, kai nėra teisingumo. Pavyzdžiui, dabar buvo pedofilijos byla Epsteino, ten iškilo problema. Nu tai kur tos dvi mergaitės dabar, jaunimas neklausė net. Tai jai ten nieko nebuvo, jokios pedofilijos nebuvo, kodėl jos slepiamos. Juk pagal konstituciją tai valstybę kuria tauta. Ir tauta turi žinoti, kas su jom niko, o jei jinai nežino. Absoliučiai niekas nebuvo nubaustas, nieko net nežinom, nes neturim visos informacijos. Absoliučiai visi vardai, visi galingi žmonės, visi turtingi žmonės, visi politikai, visi yra išbraukti ir užtušuoti. Ir čia klausykit, ir čia svarbiausia, kad nuslėpta viskas. Visos mirtys, visos žūtys ten, mane neįtikina, kad ten teisingumą. Tas pats Kedysgi jo, kaip ten atrodė. Kai jau rado jo kūną, tai nuotrauką aš ir dabar turiu, žinokit, kankytas ir nužudytas. Ar pasakys taip, kaip ir Epsteinas, Kedys tikrai to nepadarė pats? Taip, tikrai nepadarė, bet matyt gerai pafinansavo. Pasaulį valdo kapitalas, žinokit, pinigai valdo. Ir kur pinigai, žinokit, ten teisingumas ištirpsta, žinokit. Pinigai dabar valdo pasaulį. Ką manai apie Lietuvos poziciją visame šitame, nes man atrodo žmonės, kad ir sako, mes galim pripažinti, kad jo čia galbūt negražu, negerai, ką čia daro, bet mes negalim kvestionuoti savo pagrindinės sąjungininkės ir mūsų saugumo garanto veiksmų, nes be jų mes būtume patys, tipo, Palestinos ir Irano vietoj. Jo, aš nežinau, man yra labai šlykštu. Ir atsikelt kiekvieną dieną Lietuvoje yra gėda. Tiesiog, aš nežinau, atrodo, čia buvo kažkokia importuota amerikietiška kultūra, kur be Amerikos mes būtume niekas ir tai buvo prikišta kiekvienam lietuviui. Esame šiandien čia, nes nesutinkame, kad mūsų vardu būtų remiamas okupacija, nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai. Mes nesutinkame, kad Lietuvos kariai, pinigai ar bet kokia kita parama būtų siunčiama žudyti žmonės, vykdyti okupacijas, naikinti mūsų visų bendrą planetą. Reikalaujame, kad Lietuva karinėmis, ekonominėmis ar diplomatinėmis priemonėmis neremtų karo nusikaltimų ir Izraelio bei JAV imperialistinės agresijos. Privalome nedelsiant nutraukti savo bendrininkavimą šiame kare. Girdėjau idėjų, kad galbūt reikėtų lietuvių kariams važiuoti padėti Amerikai kariauti šitą karą. Šiaip nepatarčiau važiuoti. Amerikonai privelia kočias, tegu patys ir kariauna.
Bet jie tuomet sako, jeigu jūs nepadėsit, tai mes jūsų nebeginsim. Nu, Lietuva apsigins, nebijok. Kiekvienas lietuvis privalo mokėti gynybai 5%. Gal kai kurie sakytų, kad gal galima progresyviai padaryti, kad jeigu tu turi ten, nežinau, koks milijonierius esi, tai gali dar daugiau net negu 5%. Nu, geriau ką padarysi. Geriau nieko nepadarysi. Jie žada išparceliuoti ir pinigų paimti. Kiekvienas lietuvis turi mokėti mokestį. 5% gynybai. Jie nori būti saugus. Gerai. Ačiū Jums labai. Aš girdėjau siūlymų, kad galbūt reikėtų lietuvių karius siųsti, padėti Amerikai kariauti į Iraną. Ką galvojate apie tai? Ne, jokių būdų šito dalyko negalima daryti. Te užpuolė ir susprogdino mokyklą, 160 vaikų, ten su darbuotojais iki 200, tai man aš pasibaisėjau, klausykit. Čia klausykit, man netinka šito. Ten apkaltino, pavyzdžiui, Izraelis, kai ten nužudė kūdikius, visi tai ištransliavo, paskui visi... Pamenu Facebook'e, visi tai pavarė, oh my god. Jo, visi ten tipo rėkia, kaip blogai, visą tai paneigė, tai buvo melas, o dabar iš tikrųjų, ta prasme, yra tikri vaizdo įrašai, kaip vaikai miršta ir tyli, tipo viskas gerai, nu žodžiu, ta prasme... Jie daro viską, ko jie kaltina savo priešus. Jo, visiškai, nu žodžiu. Teisingumą reikia ginti visam pasaulyje. Visam pasaulyje. Jei nebus teisingumo pasaulyje, nebus ir pas mus. Kodėl tu su Kubos vėliava? Dėl to, kad šiandien susirinkome ne tik dėl Irano, Palestinos, bet ir dar Venezuelos ir Kubos, kur dabar yra vykdoma blokada, vykdoma nuo pat Kubos revoliucijos. Nuo pat Kubos revoliucijos Kuba yra smaugiama už tai, kad pasirinko turėti ekonominį suverenitetą, pasirinko egzistuoti be Amerikos, pasirinko egzistuoti be Amerikos kapitalo ir dėl to yra smaugiama, puolama. Kiekviena, ten interneto nebėra, elektros nebėra, ta prasme, be Venezuelos naftos Kuboje pasaulis griūna ir mes esame čia už tai irgi pasisakyti. Jeigu reikėtų rinktis, ar ant tavęs kristų kad bombos, ar ant Kubos? Ai, gal ant manęs. True comrade. That's some true comrade shit. Hell yeah, dude. Padarysi efektą virš. Jo, padarysiu. Įdomu šiaip, kaip čia nafta beje visam šitam žaidžia, nes mes jau matom dabar, žinai, degalų stotelėse, kaip paveikia Irane veiksmai degalų kainas ir žmonėms pragyvenimo kaštus. Įdomu, kad amerikiečiai šiaip praleidžia, žinai, savo laivus ir leidžia šitiek toliau Iranui pelnytis iš to, leidžia toliau ypač Rusijai pelnytis, kas ypač liberalams, žinai, kurie pateisino šitus veiksmus, turėtų galbūt irgi iškelti raudoną vėliavą, kad Rusija per dieną berods 150 milijonų išlošia iš to dabar, kas vyksta Irane. Tai keista, kad... Jo, visi šitie konfliktai, visi genocidai, viskas yra susiję. Viskas yra susijęta pinigų, viskas yra susijęta kapitalo. Ir vienintelis būdas tai sustabdyti yra pasaulinė revoliucija. Amen, gerai, vive la revolution, gerai, paleidžiam, ačiū tau labai. Paskutinis tuomet klausimas, kaip mes galim pasiekti tą teisingumą, jeigu mes žinom, kad pinigai valdo viską ir kad pinigai aukščiau teisingumo? Tik tai, ne tik žodžiais įstot, bet ir kūnu. Va dabar jūs susirinkot, tai jau labai gerai. Ir jūs už teisingumą. Man visi šūkiai tinka labai ir labai aktualūs. Tai va ir Lietuvoje už tokį teisingumą reikia kovoti. Kad gerbtume įstatymus, konstituciją, kitaip sakant, save reikia pradėti gerbti ir viskas. Už teisingumą visiems, ačiū Jums labai. Ačiū Jums taip pat už aktyvumą. Klausykitės žmonių, o ne imperijų, jo, tiesiog žmonių istorijų.